Šiandien rajono tarybos nariai rinkosi į posėdžių salę. Čia vyko 10-ojo šaukimo tarybos 34-asis posėdis. Darbotvarkėje net 30 sprendimo projektų. Tarp jų vienas svarbiausių rajono biudžeto persvarstymas, kuriame numatyti nemaži pokyčiai. Apie šiuos pasikeitimus kalbamės su biudžeto komiteto pirmininke. Pirmiausia, kas paskatino biudžeto persvarstymą ir kokie pokyčiai gyventojams bus labiausiai juntami. Kadangi Liepos mėnesį tarybos posėdžiai nevyko, tai per 2 mėnesius susikaupė sumos ir aš sakyčiau toks kaip ir mūsų savivaldybės biudžetui ganėtinai toks stiprus iššūkis, sakyčiau, kai užsidaro Betygalos gimnazija ir kai išeitiniam reikia išmokėti 221 000, tai mūsų savivaldybės biudžetui yra tikrai gana ženkli suma. Kitas dalykas dar yra Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos klasės išlaikymas, kaip žinia, neformuoja klasės pilnai, tada turi prisidėti savivaldybė ir vėlgi tas savivaldybei kainuoja, bet kadangi mūsų valstiečiai ir žalieji yra už tai, kad kiek galima išsaugoti regionus, išsaugoti tas mažas mokyklas, tai aš tai matau kaip viena iš prioritetų ir iš tikrųjų, kad kuo daugiau būtų jų išsaugoma, tai tame tarpe ir Nemakščiai yra neišimtis, bet nuoskaudos tam aš asmeniškai nejaučiu. Aš tiesiog jaučiu irgi palaikymą, pritariu mero sprendimui. Tai ir Ariogalos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas ir ten jau eina kalba ne apie kelius tūkstančius, ten eina jau apie 10 000. Tai vis tiek nėra kur dėtis, reikia atliepti, sakyčiau, tos skirtinius dalykus ir šiandien tas perskirstymas ir įvyko. Tiesa, dar reikia paminėti, kad mūsų abiturientai šaunuoliai yra daug šimtukininkų ir tų numatytų pinigėlių biudžete metų pradžioje, kurie buvo numatyti pagal standartinius rezultatus praeitų metų, jų nepakako, jų reikėjo 3 daugiau. Tai, o jeigu įvardinant sumą, tai kokia suma? 12 000, berods 12, kažkur va taip. Tai nuo 3 iki 12 yra skirtumas. Tai viską tą reikia susitvarkyti tam, kad galėtum dėti pamatus ateičiai. Tai turbūt pagrindinės išvardinau, ir taip pat reikia dar papildomai pinigėlių, nes mes turim tokį dalyką kaip trūkstamų specialybių pritraukimą. Vis tik tai atsirado žmonių, kurie nori čia gyventi, nori kurtis. Taip pat to skirto biudžeto neužteko, reikėjo ir ten dadėti vėlgi 14 000. Tai viską sudėjus, tai tikrai suma yra ženkli, bet kol kas išsitenkam, tai tos karštus taškus ir tenkinam, kaip sakant. Vasaros pradžioje biudžeto komiteto jūs kaip pirmininkė inicijavote išvažiuojamą į posėdį, važinėjote po mūsų rajono savivaldybės ir toksai, sakykime, iš tikrųjų rimtas sustojimas buvo Sujainiuose ir Sujainiai turi tą labai tokį patrauklų tvenkinį, kur geresnių orų, ko gero, nemaža dalis raseiniškių leidžia laiką ir ten yra problemų dėl vandentiekio, dėl sanitarinių mazgų, tačiau kažkaip nesigirdėjo, kad biudžete būtų skirta tam pinigėlių. Kodėl? Taip, jūs visiškai teisi, buvo išvažiuojamasis posėdis, mes buvom sustoję Sujainiuose. Sujainės, aišku, yra tikrai daug tokių, sakyčiau, karštų taškų, kuriems reikia finansinės paramos, tai kaip jūs minėjote, ir užtvankos rekonstrukcija. Ir vienintelė maudykla Raseinių rajone tai yra prie Sujainių tvenkinio. Ir pasižiūrėjus iš esmės, tai jai būtina atvesti vandentiekį, nes aš net neįsivaizduoju, kaip nenusiplauti rankų prie tvenkinio arba ten nenusiplauti kokio vaisiaus, tai čia yra tikrai būtinybė ir biudžeto komiteto vardu mes kreipėmės į savivaldybę, merui ir rašėm prašymą, kad būtent skirtų šitas lėšas jau dabar. Tačiau meras patikino ir prie to prisideda ir kitos frakcijos, kiek aš žinau, ir Valstiečių žaliųjų frakcija prisideda, kad tai yra tikrai būtina, kad būtina įrengti, bet mes šiandien turim jau rugpjūčio pabaigą. Tai vis tik tai vandentiekis tai yra kasimo darbai ir visi kiti dalykai, kurie daromi turbūt šiltuoju, bent jau šiltesnių metų laiku ir dabar nebus galimybės panaudoti tų lėšų. Tada sutarėm
ir meras tam pritarė, kad galbūt peržiūrėsim sąmatas ir šiemet, galbūt kitam tarybos posėdį, vėlgi grįšim prie to klausimo, prašydami skirti bent jau projektavimo darbam, tam, kad būtų galima parengti dokumentus, o po to pavasarį pradėti darbus ir aš manau, kad viskas bus gerai. Tai tiek to klausimų. Turgaus įkainiai, na dabar tiek, sakykime, opozicijos pakankamai linksniuojami ir viešoje erdvėje yra įvairių tokių pasvarstymų, pagal tai, kas buvo šiandien pasakyta tarybos posėdžio metu, jie yra mažinami, nors faktiškai niekas nematė, kiek jie yra, Taip. kokie jie yra tie įkainiai, tačiau pagal tai, ką surinko, kokią informaciją komunalinio direktorius, tai lyg jie turėtų būti mažesni ir jūs pateikėte labai įdomų pasiūlymą. Gal galėtumėte įgarsinti tą pasiūlymą, kam jisai buvo skirtas? Taip, aišku, bet koks pokytis jisai vis tik tai iššaukia arba pasitenkinimą, arba nepasitenkinimą. Šiuo metu aš taip pat norėjau palyginimo, bet aš tikiu direktoriaus pasakymais, kad tai vis tik tai yra mažesni, 10-15% kai kurie įkainiai. Ir aš pateikiau pasiūlymą, tai kad tuose įkainiuose aš nematau nišos, kur galėtų prekiauti namų ūkiuose išaugintą produkciją. Ar ten kiaušinių galbūt namų ūkis turi atliekamų, ar tai daržovių ir visa kita. Ir jeigu mažiausias įkainis ten yra 10 eurų, iš tikrųjų tai jisai gali net nesurinkti tiek pinigėlių. Tai pasikalbėjus su direktorium, jisai pasakė, užgarantavo, tiksliau sakant, kad yra tokia galimybė, kad jiem būtų galima atskirti atskirą erdvę ir jie galėtų prekiauti būtent namų ūkiuose užaugintą produkciją. Man atrodo, atskirti tai nėra sunku, vis tik tai nebus masinė prekyba ir visa kita. Ir tam tikslui siūliau įkainį 1 kvadratinio metro 1 eurą. Tai aš manau, kad tiek jau tai prekiautojas galėtų sumokėti. Tai yra viena ir dabar, o tai paskatino daryti, nes aš matau tas prekeivius, kaip sakau, prie tų vadinamų vasiukų, prie Norfos jie būriuojasi, jiems tiesiog nėra nišos, arba yra turgelis, bet vis tik tai turgaus diena yra šeštadienis ir kodėl nesuteikti jiems galimybės prekiauti turgaus dieną turguje. Tai tas buvo ir padaryta ir buvo pritarta, to ir džiaugiuosi. Turiu tėvelių klausimą, turint mintyje, kad jau gyvenam rugsėjo 1-osios ar nuotaikom. Ar bus tęsiamas tas projektas dėl vaikų pavežiojimo į baseiną ir vaikų mokymo plaukti? Žinokit, aš asmeniškai tai džiaugiuosi tuo, kad yra tikrai labai pavykęs projektas. Džiaugiuosi ne tik aš ir tikrai, kiek žinau, kiek sulaukiau padėkų iš tėvelių, tai visiems čia yra labai geras projektas, apie vaikus aš jau nekalbu. Tai ir kiek kalbėjau su vairuotojais, kurie vežioja vaikus į baseinus, sakė tiesiog laukimas, begalinis laukimas ir aš manau, kad jeigu tai yra pasiteisinusi priemonė, ji turi turėti tęstinumą. Galbūt ir išplėtimą tam tikrą prasme, bet jau čia yra kitų metų biudžeto reikalai. Bet šiemet vaikai važiuos? Viskas taip, startuoja rugsėjo 1, kada ten, man atrodo, nuo rugsėjo vidurio jie važiuos toliau.